Labas rytas. Prasidėjo paskutinis vasaros mėnuo, rugpjūtis jau. Lietus lyn nesustodams ir šilumos nėra ir viskas. Ir tuoj pasibaigs vasara. Tai savaitgalis dabar. Nusprendžiau trumpai išvažiuoti šeštadienį ir tuoj grįžti. Nusprendžiau Kauną tokiai trumpai kelionė į Kauną. Kur nors prie upės pernakvoti. Ir rytoj su traukiniu grįžti. Tai šį kartą nebesidėjau hamaką. Tai ką aš prisidėjau šį kartą? Įsidėjau palapinę. Čia tas kilimuks savaime prisipučiantis. Čia tokias smulkmenėlės kelias, nesąmonės. Ir čia miegmaišis. Ir viskas, ir vėl pilnas dviratis. Žadėjau, sakau, gal be tų priekinių šakės krepšių važiuoti. Nu bet tai ką aš šitą įsidėsiu nieką, man čia miegmaišis telpa, toks miegmaišis. Viskas, aš be kilimuką su palapinė nepavažiuosiu. Tai, nu, palapinė ant žemės nesimagosiu. Palapinę kokią pasiėmiau, tai fantastiška. Prieš 4 kokius metus iš senukų už 20 eurų pirkau. Dabar pasižiūrėjau, senukose jinai kainuoja 10 eurų. Bet jinai savo pareigą atliek, tik tais per lietų turbūt nerekomenduojama su ją važiuoti turbūt. Tai aš kažkaip pasižiūrėjau orus, naktį nepranešė lietaus, dieną gali pralyt biškį. Tai dieną kaip nors išgyvensiu, turiu nuo lietaus kelnes tą švarką tokį, nu ir ką. 150 km važiuosiu per kažkokius, tai per plentą pagrinde. Tai nebus baisiai gal, normaliai, tarko gal tikiuosi daug nebus, tai normaliai, nu pamatysim, aš pats nežinau, komuts man sudėlioja maršrutą, tai aš nežinau, kur čia, kaip čia, kas. Nu va, viskas mano žirgs, paruoštas. Jau davažiau čia iki Bazilionų parduotuvės, nusipirkau neskanių, jeigu jie šilti būtų, tai čia buriekai tokie, tik šalti. Su jogurtu suvalgysiu, nes dar nieką nevalgiau kaip ir pavalgau ir ką minsiu. Anksti neišvažiavau specialiai, kad nepersigalvočiau nuvažiavęs į Kauną, kad šiandien negrįžčiau ir dar be to. Nusipirkau jau bilietus į rytoj grįžti. Tai viskas. Tai jau bet kokiu atveju turėsiu nakvoti tenai kažkur prie upės. Vienos iš 3. Arba Nemuns, arba Neris, arba Nevėžis. Kažką turiu sugalvojęs panašaus tokia, tai pažiūrėsiu. Ką, biškį pasistiprinu ir važiuoju. Pervažiavau Dubysą. Nu ir dabar sakiau, žvyrkelio nenoriu. Nu, nenoriu. Čia neišvengiamai. Gavau 10 kokį kilometrų, ne, gal 5 kilometrus išvengiau, bet kelius kilometrus gausiu. Aš 30 km nuvažiavau ir vėl pradėjo ciksėti man tas dviratis. Bet tai kodėl taip yra, kai kokią didesnę kelionę išvažiuoji, miestą važinėjęs pirmyn atgal 50-60 km niekada taip neatsitinka. Tik išvažiavau 30 km vėl pradėjo man čia ciksėti. Tik tais aš dabar žinau, kas čia yra. Čia yra va tarp pedalą ir tarp to žvyro papuolę. Nes aš vakar, kai grandinę buvau nusiėmęs, aš prasukau ant laisvų, sakau, pasižiūrėsiu, kaip ten atrodo. Tai va čia jutau, kad traš, bet aš namuose neturėjau, kur tingėjau vonę kelti dviratį. Dabar čia vandens pripilsiu, nupilsiu gal. Nieka, man atrodo, išsiplaustas į žvyrs. Nes VD pučiau vakar, bet nieka nepadėjo. Tai dabar gal sakau, gal padės. Nes kažkada man tai buvo atsitikę per balą, pravažiavau aukščiau tų į praėjį.
pasiekiau Tytuvėnus. 43 kilometrai turbūt nuvažiavau. Spirkau eilinį kartą kavos iš Lavazą aparatą eilinį kartą, bet cukraus. Čia akmuo į jų daržą. Jaučiu, nei vieną nėra Lavazas aparatą Lietuvoje nesu pataikęs, kad būtų cukraus kur nors. Tai šokoladuką turi važiuotis. Ir tas tiksėjims dviračia mane jau nebegaliu. Jeigu neturėčiau bilietų iš Kauno atgal, aš jau čia apsisukčiau, įminčiau į Šiaulius, nes tiek nervin, tik 10 km, dar tik su tiksėjimu pravažiavau, jau kažkaip jau pradėt nervus, apšėjau, cik galvoj. Da bandysiu pūsti VD, vandenį, gal kaip nors tas akmeniuks, ten kelią iškres kaip nors, tikiuosi. Pagersiu kavos, pabūsiu biškį. Minsiu, nuo čia jau dabar nebežinau, kur važiuoti. Iki čia da kelias, toksai kaip ir mano teritorija, Šiaulių rajonza, panašiai čia kažkur, tai da viskas kaip ir man pažįstama, toliau jau nieką nebežinau, kur aš ten važiuosiu kažkur. Į to ir yra įdomiau važiuoti, kai nežinai, kur važiuosi. Atvažiavau į pusiaukelį jau, o jis kušais. Kažkokiam tai Berteškėje. Va, pusę kelio, nu čia keli šimtai metrų nesiskaita. Nuvažiuota 747, dalika 758. Dabar jau atgal nebėra tiksla važiuoti, kad įtiks tas dviratis, jau pamiršau apie tą tiksėjimą jau. Dzin, jau susitaikiau su tą mintim, kad tiksės visą kelią, tai jau kažkaip, jau nebežinau. Pasiėmiau šokoladuką, sakau, suvalgysiu, nes kažko valgyti užsimaniau, bet va čia va, obelis žiūriu tokia, ir dažnai va tokie būn visai skanus oboliukai kartais, grinai skanus, toksai saldus kažkoks. Tai nevalgysiu šokoladą, valgysiu oboliukų kelius. Ir paskui kažkoks miestelis bus, Betygalą nebetoli. Tai gal Betygalai ką nors rimtesnę suvalgysiu. Ten kažkoks didesnis miestelis. Nu va, dabar oboliukų pagriaušiu. Nes vanduo jau baigęs, reiks vandens dar nusipirkti. Pusę litro supyliau ant grandinės tamajam to taškėjimą. Nepasižiūrėjau, bet užteks nieko. Dabar pagriaušiu oboliuko ir važiuosiu į Betygalą kažkokios dešros, mėsos svarbiausia, kad būtų su mėsa kažką pavalgyti. Ačiū, viso gero. Pravažiavau autostradą ką tik, tai man liko 53 kilometrai, nei daug, nei mažai, iš tikrųjų, beveik 100 nuvažiavau.
Tai netiek daug. Dabar tik tais tiek, kad šiaip tai normalų šeštadienį aš išvažiuoju pasivažinėti 50 km, taip kažkur laisvai. O čia dar jau 100 nuvažiuoti, tada PM lika. Nu, dabar jau tikrai numint reikės. Tai dabar, kas lauk manęs, tai pažiūrėjau, komut sudėlioja man tą programėlę, tai sudėlioja man maršrutą per Vilkijas, su Vilkijas keltu nusikelti kitą pusę Nemuną. O paskui kažkiek pavažiavus, vėl su kitu keltu, vėl persikelti atgal. Tai kai nuvažiuosi iki to Vilkijas keltą dar, reiks pasižiūrėti, ar kiek jis ten kelio, o tas kica atbulinis, kad man per keltų atgal, nes paskui gali būti visokių reikalų, aš persikelsiu ten, o paskui man atgal negalėsiu grįžti. Tai jo, pasižiūrėsi, bus matyti. Dabar iki Vilkijas kažkur tai važiuoti laukais. Geriau miškais važiuoti negu laukais, nes laukuose vėjas priešinis biški. Bet kaip yra, taip yra, nieko čia nepasirinksi. Gal dar kažką įdomaus bus, bet jau pavargau iš tikrųjų, jau taip jau jaučias. Biški, kažkaip taip, tas da toks vėjas, ten nedidelis, bet priešinis vis tiek savo daro, toks nuovargis. Bet jau numinsiu, niekur nebėr kur dingti. Nu, viskas, aš čia atvažiavau į Vilkijas keltą. Tai dabar nusprendžiau nebevažiuoti ten, kur buvau. Į vieną dabar čia Nemuns yra. Man būt reikėjo važiuoti tą pakrantę ir iki kitą kažkokią tai keltą. Bet kažkaip tai nusivariau biškį, jau nusiboda minti iš tikrųjų. Tai nusprendžiau, kad nebevažiuosiu tiek toli, kur nors čia palei krantą pavažiuosiu. Ir kažkur tai pernakvosiu. Ir to laiką, rytoj visą dieną man da. Ne visą pusę dienos. Pažiūrėsim, kur nuvažiuosiu, ten nuvažiuosiu. Tai va, dabar praeitais metais, kur norėjau su to keltu keltis, kai važiavau į Europą, tai dabar persikelsiu. Nu, persikėliau. Keltų jau, dabar visas jau laimingas, jau viskas būsiu persikėlęs su tuo, kur svajojau kažkada persikelti. Bet jis įdomiai veikia. Tos trosas guli ant žemės, jisai va tenai visas per tą, nu, Nemuno dugnę. Ir kai jisai sukas tie sraigtai, jie pakelia į tempį per tą. Nu, žodžiu, per trosą jisai važiuoja, nesavaigis, jis niekur negali nuo to trosą pabėgti, žodžiu. Tai įdomi, aš galvoju, kaip jisai gali, tas trosas, galvoju, laivą gali užsikabinti, bet jis ant žemės atsigal turbūt įdzint, jaučiu, žolių prisivelti gali, nors ką čia, žinai, čia gali prisivelti, gali neprisivelti. Tai 2 eurasikai sumokėjau už tą keltą, už tą džiaugsmą. Na ir viskas, dabar jau minsiu kažkur tai palei Nemuną. Turbūt neminsiu ten, kur galvojau iš pradžių minti, iš tikrųjų kažkur minsiu biškį arčiau. Na tai pažiūrėsim. Valgyt nusipirkau, buvau iki sustojęs Vilkijų, čia tokia radau iki. Tai nusipirkau pavalgyti, kažką šio to vandens turiu, da vandens pilnas Nemuns, tai nieko baisu. Na įvažiuoju viskas. Viskas, myniau savo vietą nakvynės. Tai radau visai va prie upės. Įsikūriau va čia. Lapinė, dviratis, upė. Numyniau 127
7. Jo. 127 kilus numyniau. Užteks. Rytoj iki Kauno ir į traukinį. Tai galėsiu ilgiau pamiegot turbūt, nežinau. Arba po Kauno pasiblaškyt, bus matyt kaip norėsiu. Dabar eisiu pavalgyt kažką tais ir jau 7 valandas, kai tik pravažiavau 10 valandų, 9 išvažiavau, 10 valandų pramyniau. Nu, ne myniau tiek, pramyniau mažiau valandų, bet visą laiką užgaišau tai 10 valandų, tai visai taip normaliai, galim sakyti. Į daug nesėdėjau, atrodo viską, nu nieko, visai gerai. Nu, lietaus atrodo neprognozuoju, tai viskas bus gerai, tikiuosi. Bet čikė, tokia. Nu ką, pavalgiau. Lika desertą. Dar turiu. Tiek ten pavalgiau bulkučius lašekais. Dabar deserčiuką tokį turiu, tokių spurgų. Bet svarbiausia, jau odai pradėjo lesti, sakau, reikia dar pašnekėti, papasakot ir lysti palapinę. Svarbiausia, kad knisau iki, kol susiradau savo Coca-Cola. Visą lentyną išknisau. Ir dabar, kol dar nesulėsė nesaulė, baig nusileisti, to nusileis. Tuoj parodysiu jums palapinę už 10 eurų. Nu, 20 be nuolaidas. Aš 20 mokėjau prieš 4 metus, dabar jinai su nuolaida 10 kainuoja. Va. Ko bloga. Aišku, tas lietaus pralaidums yra labai nieka gera, ten 600 tik tais. Bet, vat ką, aš va įlendu, visas telpu, puikiai. Va. O jie, kad čia perlinda pas mane, va, aš telpu. Ko, dar čia vietos aplinkui, va, pasidėti tokiem babakam. Tai žodžiu, aš manau, kad už 10 eurų čia yra kažkoks toksai nesąmoningai. Ir dar ką aš pamiršau, pagalvę pamiršau pasimti iš tikrųjų, nors aš jį neturėjau jokios, tai prisikišau visokių škurlių į miegmaišį tą ir mieguosiu taip. Aišku, bus blogai mieguoti aš įtariu, bet kaip nors iškentėsiu. Tai va, Ropščios lauk. Čia Nemuns už 7 metrų. Už 7, tai už 7. Na į ką, viskas, eisiu, lysiu, nes jau 8 po 8. Pusė 10 jau saulė bus nusileidus visai, bet tai odai pradės lest dar anksčiau tuo. Tai užtat viską dar pavalgau čia, kad nepritrupinčiau namą. Ir lendu ir viskas užsitraukiu. Ir ką, susimatysim turbūt rytoj. Jeigu nepradės lyti, nebus kokio nors va tas debesis įdomiai atrodo. Jeigu pradės lyti, čia įdomybių su ta palapinė bus labai visokių, bet tikiuosi, kad ne. Iki rytojaus. Atsisveikinu su Nemunu, nu ne visai atsisveikinu su Nemunu, tik tais su šitą vietą puikia, kur nakvojau. Tai viskas gerai, išmiegojau, puikiai beveik tą pagalvę, beveik pasiteisina. Aišku, kietokai buvo, ausis nuspaudė, nes kietai ten prigrūsta tie visi buvo. Daugiau nieko, viskas normaliai. Tik kitam krante muzika jokių. Nežinau, iki ryto turbūt, jau pradėjo turbūt švisti. Daužė visų garsų. Nenormaliai, čia turbūt visas girdėjos, visi turbūt girdėję.
Na, bet tai prabundi, vėl užmiegi, pabundi, pasiklausai biškį vieną dainą kokią, vėl užmiegi. Nieko. Tegu linksmina žmonės. Ką, važiuoju? Į dabar 30 km man iki Kauno, iki tai yra traukinių stoties. 8:30 dabar yra, o man traukinys be 20:12, jo. Tai turiu daug laiką, tai dabar galėsiu sustosiu kažkur kavos nusipirkti, turiu dešros pavalgysiu kažkur tai. Ir čia 30 km, pusantros valandžikės, nu, sakykime, jeigu taip visai, 2 valandas galėsiu čia kažkur tai pasivėžindams nuvažiuosiu. Ką, čia geras kelias plens turbūt bus, tai normaliai viskai minsi čia. Dabar tik tai čia biški laukais. Bet tie laukai dar geresni, va tokie keliukai, va šitokie va yra. Žymiai fainesni už tas tarkas, tos žvyrkelius baisingus. Tokiais galėtum važiuoti geriau negu plens. Žymiai smagiau. Net nieko, pasirinkims koks yra, toks yra, kiek turim, tiek turim. Viskas, minam per kažkokių tai raugių, kviečių ar čia, nežinau, javų lauką. Radau kavos, kur su cukrum. Pagaliau, va čiršios kapulčia, eina šik. Tai vakar va čia iš Zapyškio norėjau, va čia va yra kels, ten turbūt priparkuotis, aš įsivaizduoju, va čia va prieplauka. Iš čia norėjau keltis į va ten tolio kitoj pusėje, matos, Kulautuvą atrodo, jo. Iš Zapyškio į Kulautuvą su keltu, va. Ai, čia yra, va, grafiks, va. Aha. Tvarkaraštis, viskas. Bet būčiau... Ai, vis tiek jisai... Būčiau nespėjęs, vis tiek, nes jau buvo per vėlu. Tai, kad nėra... Gerai, kai nevažiavau čia. Čia dviračių takas, Marvelė, Kačerginė, Zapyškis. Nu va, tai gerai, dabar to dviračių takui važiuosiu iki Kauno. Tai gerai, kad vakarą nevažiavau, nes ten kažkas buvo prifotografavęs, pasigūglinau, kai iki 7 kažką jisai kelia. Nieko panašaus, va iki po 4:30 viskas. Taip, kavos pasivalgysiu, dešros vakarykštės, bandelių. Reikia suvalgyti, tai paskui vėl parsivežu namo ir ten mėto šaldytuvė. Pavalgau, laiką turiu, galiu pavalgyti ir tada dar numint spėsiu, nebus man ten ką veikti. Geriau čia ramiai pavalgyti kažkur gamtoj, negu ten tam šurmulyne Kaune, ten tarp tų mašinų. Žiūrėkit, ką parodysiu tualete. Prasme, čia veidrodis, ne? Čia rozetė, ką nusiskusti, ne? Viskas aišku. Protingai. Dabar kabinai, tualeto kabinai rozetė. Čia aš suprantu, kai telefoną skrolinė, jeigu išsikrovė labai ilgai, ten sėdi, išsikrovė telefons, pasijungi, irgi logiška, ne? Netgi labai normaliai. Pirmąsyk matau tokį bairį. Gal neturėjo kur kitur padėta rozetė, čia padėjo čia.
Atvažiavau į traukinių stotį. Čia irgi tokiais tuneliais klaidžiuoju, ką žinau. Nesuprantu, kur čia, bet žodžiu. Ai, tai gal ten nebuvo Šiauliai parodyta. Jo. Kaunas, Dapibartė, Marijampolė, ten Šiauliai. Eina, ai, va ten pirmas peronas. Aš žiūriu į tuos visokius, kad pirmas peronas parašyta, nesuprantu. Va, pirmas peronas, pirmas kelias. Ai, čia taip gudriai. Na jo, aš kai iš kaimo, tai čia man sunkiau biški. O tai kur laiptai dabar? Normaliai, užvažiuoti. Užsinešiu, dzin. Dabar kai žiūriu, čia atvažiavęs jau įstoti čia į vidų, kur yra platformas visas tie peronai. Tai aš pro čia galėjau kažkur tai atvažiuoti pro lauką, man nereikės to dviračių tenai po vidus blaškytis. Bet kad ten užtverta kažkaip buvo visą tą remontą, kas ten užbarikaduota, tai ten vienintelį kelią radau pro ten, nu tai koks kartas. Svarbu, kad patekau į vidų kažkaip tai. Ką, man liko dar, kiek liko? 40 minučių dar iki traukinio. 40 minučių iki traukinio liko dar, tai dabar, o atvažiuos 23 po, nu tai jau neužilga. Da, palauksiu biškį. Spirkau atsigerti, kad traukinį turėčiau ką gerti. Ką veikti ir viskas, ir važiuosiu Numi. Pagaliau. Grįžau namo. Viskas 2 valandas su traukiniu ir aš jau namuose. O nuvažiuoti su dviračiu biškį ilgiau užtruko. Tai iš viso nuvažiavau 160 km. Man gavos, laiką ten nežiūrėjau kiek. Čia laiką jau vakar, jeigu ten 10, kiek ten tų valandų šiandien porą. Tai. Nu ir ką, man patiko tas kelias labai geras, jisai mašinų nedaug. Puikiai, tik pailsėdams pavažiavau iš visą, nu, tiesiog normaliai. Pernakvojau, patiko labai normaliai, nes nebuvau į tą pusę davažiavęs, buvau nuvažiavęs kaip tik į Panevėžį, į Klaipėdą, dabar į Kauną numyniau. Tai dabar dar į kitą pusę liko, dar iki Rygos numinti turbūt, tai bus visas 4 pusės. Nu, ten į tą į Kryžkalnę pusę esu važiavęs jau, tai ten nesiskaita, nu tai kažkada dar ir į Rygą reikės numinti. Nu ir ką, viskas, puikiai kelionė patiko. Tai tiek tada, iki kitų kelionių.